Kokią gilę turime mūsų tautos kultūrą. Jei mes pasakojame per amžius išlikusiomis ir mūsų dienomis puoselėjamomis tradicijomis, autentiškomis liaudies dainomis ir auksarankių meistrų kuriamais darbais. Ir nors dainos kartais suskamba kiek kitaip nei prieš 100 metų, o meistrai į savo kūrybą įpina savitą braižą, vis tik jie siekia išlaikyti tradiciją ir visako prasmingumą. Juk mūsų protėviai nieko nedarė šiaip sau dėl grožio, viskas turėjo prasmę ir paaiškinimą. Pavyzdžiui, sodai. Tautodailininkė Vida Sniečkuvienė sako be sodų neįsivaizduojanti savo gyvenimo. Jau ne vieną dešimtmetį kūrė juos ir sako, jog sodas atspindi visą pasaulį. Kas yra tas sodas? Galbūt kiekvienam tas sodas yra savas ir skirtingas, taip kaip ir žmogus. Man tai sodas tai yra visas pasaulis. Visas pasaulis. Man sodas yra gyvas. Jisai gyvena savo gyvenimą, taip kaip ir žmogus. Užauga ir iškeliauja. Tai va sodas, kai aš jį užauginu, brandinu ir išleidžiu. Ir jisai kažkur kitur gyvena savo gyvenimą. Tai yra visas, tai yra viskas. Tai yra ir visata, ir dangus, ir požemis, ir mes. Tai yra visas pasaulis. Į tą pasaulį sutelpa visa, kas mūsų supa. Ir žvaigždės, ir saulė, ir žmonės, ir paukščiai. Jiems mūsų kultūroje skiriama ypatinga reikšmė. Paukšteliai, kad kaip tarpininkai tarp dangaus ir žemės. Mūsų protėviai ateina su mumis būti ir paukšteliai randa vietą atsitūpti. Ir per didžiąsias šventes kartu su mumis būna prie to kalėdų, kūčių stalo, per Velykas. Ir svarbu, kai mes tai žinome ir mūsų vaikai žino. Ir tada tas ryšys su mūsų protėviais jis yra daug gilesnis, prasmingesnis. Tradiciniai šiaudiniai sodai tai sumažintas pasaulio modelis, kaip ir gyvybės medis. Jame susikerta žemės ir dangaus sferos. Tai va šitas yra iš atskirų tokių dalių sudėtas. O jeigu šiaip mąstant, tai viršutinė dalis yra dangus, dausos visos, o apatinė tai yra tas požeminis pasaulis. Ir per vidurį mes visi gyvenam ir Dievas mus visus stebi, tas dievulis, kuris tą pasaulį sukūrė. O tokį gražų ir labai skirtingą pasaulį, margą. O žmogus, aš galvoju, matydamas visą tą grožį, irgi norėjo kažką gražaus palikti po savęs ir sukurti. Tai bet mes turime tuos sodus likusius iki mūsų laikų. Aš manau, kad tikrai neatsiras žmogaus, kuris žinotų, kada pradėjo, kada atsirado tie sodai. Kas pirmas, kuris jį pamatė, sukūrė mintyse pirmo, paskui sumastė, kad iš tų rugių, iš tų javų kažkokių, sukurti tokį trapų kūrinį. Nes tai yra labai trapu. Sodai apdainuojami ir liaudies dainose bei sutartinėse. Ir čia sodas yra sakrali vieta, ideali visatos tvarka, o tos tvarkos sergėtojas – sodininkas, agradnykas. Pats sodo vėrimas anot etnologų kaip ir sutartinių giedojimas. Ypatingas veiksmas, paslaptinga būsena, kurios metu kuriamas kiekvieno iš mūsų vidinis sodas. O čia su sodu, tai sutartinės taip skamba ir dera, aš galvoju, sutartinės tai kaip sodas. Vien šalia kito labai susimuša. Ir va čia, kai tos šokamosios sutartinės, kur šoka, ir kai čia tas sodas sukasi gražiai ir šoka. Ir šoka, taip, ir kaip sutartinė, ir jau sodo sutartinė. Sesė sodų sadina. Man tai sutartinės yra iš amžių glūdumos, sakykim taip. Pačios seniausios ir tie skambesiai, jie atitinka tą senumą.
tiesiog sutartinės kaip dainos, ar ne, kaip muzikinio kūrinio, tas archaiškumas mane labiausiai traukia. Man tai tokia kaip meditacija, kaip nusiraminimo priemonė ir tikrai kitą kartą sveikatinimo. Jau iš savęs galiu, iš savo patirties pasakyti, kad tikrai negerai jaučiausi ir kažkaip dingo šviesa berepetuojant ir tamsoje dainavom sutartinės ir tikrai po to tikrai gerai pasijaučiau. Čia magija, ne magija, bet iš tiesų veikia. Sutartinių giedotojų grupė Sasutalas susibūrė prieš 10 metų. Sutartinių poreikis greičiausiai buvo didžiulis, nes anot vadovo Andriaus Markūno kitaip tuo metu ir negalėjo būti. Neišėjo kitaip. Tiesiog, kitaip neišėjo. Tai tiesiog, kaip sakyti, čia mano net ne tai, kad mylėtojas gyvenimas ir darbas toksai, tai aš studentams dažnai palinkiu, kaip sakau, turėkit tokį darbą, kaip aš, kad ateitumėte į darbą, reiškia pailsėti po sunkaus gyvenimo ir atsigauti tame darbe. Tai taip 5 repeticijos savaitėj, taip su sutartiniu ansambliu, tai tiesiog buvo Gaduloj sutartinių grupė, kad tom sutartinėm ten neišeidavo pakankamai laiko. Tai, kažkiek prieš repeticiją, tai viena negali kitą. Taip kažkaip tai visą laiką galvodavos, kad reikia gal daryti atskiras repeticijas. Paskui taip sutapo, kad buvo amžinatilsį Vilma Čeplytė subūrus tokią sutartinių grupę, ten Lorita dainavo toj grupėje. Lorita aš irgi senai pažįstu, daugiau negu 20 metų, reiškia, kaip kolegė. Tai ta grupė kaip ir pairo, tai aš Loritą pakalbinau, neprisidėtų, tai kai Lorita sutiko, tada iš Gadulos tos moteriškės, taip tokia užuomazga gavosi, ta grupė savaime taip, pradėjom po truputį. Pavadinimas susigalvojo, čia irgi Lorita surado pavadinimą, tas Sasutalas, labai gerą. Bet taip ta grupė ir atsirado. Mes kažkokią tokią grandiozinę tikslą tai kaip ir neturėjom, tiesiog dainavom dėl to, kad mums labai gera dainuoti. Ir su kiekvienais metais mes vis jaučiam tokį dar labiau susidainavimą, dar labiau sutarimą tarpusavį, tokį sukibimą ir vis kažkaip geriau ir geriau jaučiam. Sutartinių pavadinimas kildinamas iš žodžio sutarti, dėrėti. Vyrai jas dažniau atlikdavo muzikiniais instrumentais, o štai giedodavo daugiausia moterys. Ši tradicija išlikusi ir šiandien. Sasutalų dainininkė sako, jog sutartinės ir giedoti, ir klausyti yra nepaprasta. Klausyti ir dainuoti tai nėra visai tas pats. Net nežinau, kaip tiesiog pradėjom dainuoti ir tiek. Aš tai pradėjau dainuoti dar anksčiau ir turbūt, kad mes irgi, kol susikau, dar ne 10 metų jau dainuoju. Tai tiesiog pradėjom dainuoti ir užkabino ir net nežinau kaip. Pradžioje tai buvo sunku, kažkaip atrodo, norėdavosi negirdėti to, ką dainuoja kita, kad nesusimaišyčiau, bet po to, kaip išgirdau savo įrašą balso, tada suvokiau, kaip iš tiesų ten skamba viskas ir pradedi įsiklausyti. Čia tiesiog reikia ir tokio kaip ir įgūdžio, bent jau pradžioje, kol pradedi įsidainuoti. Bet iš pradžių tos meilės ir nebuvo. Tos meilės didelė, man bent asmeniškai tai ne iš karto atėjo, ne iš karto. Man atrodė sunku, baisu, kad nesuklyst, bet paskui atėjo. Čia netrukus iš tiesų. Tiesiog klausai, kaip viena daina vienu balsu, arba dviem balsais, ir sutartinės jos duoda tam tikrus labai archainius sąskambius. Ir jeigu klausai sąskambių, tai tiesiog jauti kaip veikia, tiesiog kūną veikia. Yra kažkoks poveikis. Yra poveikis, tikrai yra. Reikia klausyti sąskambį, ne taip kaip dainos klausai, dažniausiai žodžių klausos, ar ne. Sutartinės pagrindinis yra tas ta dermė. Labai yra svarbu tą ritmą, kaip aš sakau, tą riedėjimą tokį pagauti ir išlaikyti. Tai tada jisai pradeda ir taip, sako, vežas.
Pradžioje gal taip nebuvo lengva, nes buvom iš labai skirtingo ansamblių, iš kitų miestų, bet tai po truputį, nes ir Lorita atvažiuoja iš Rumšiškių, Daiva atvyko irgi iš kito ansamblio, mes buvom prieš tai dainavę su Laima ir Ilona, o dabar Milda tai kažkaip jau lengvai prisijungia, nes mes visos kažkaip labai gerai vieną kitą jaučiame. Sasutalų pasirodymas išties atspindi 10 metų patirtį. Giedotojas išsiskiria puikiu susidainavimu, dėrėjimu ir atlikimo maniera. Čia tos manieros tai gal tiesiog šiaip individualios, tokios, kiekvienas žmogus turi savo balsą, savo kalbėjimo specifiką ir panašiai, bet kai dainuojam sutartinę, tai vis tiek mes stengiamės tokį bendrą tą skambėjimą išgauti, vienodžiau dainuoti. Kad reikia mokintis balso tam tikro tembro, tokio pastatymo, tai reikia tikrai pasimokinti dalykų, nes šiaip savo, kaip sakau, palei gitaros tokį balsiuką, tai sutartinių nepagėdosi. Turi būti, jeigu mes ieškom va to tokio originalaus skambesio, koks senovė, mesgi daug klausom įrašų. 2010 metais sutartinės buvo įtrauktos į reprezentatyvų į žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Nuo to laiko susidomėjimas šio muzikinio žanro išaugo, tai patvirtina ir Andrius Morkūnas. Dabar, kaip tik sakyčiau, kad šiuo metu yra labai banga, labai kažkokia armada atsiradus mokytis, nežinau, kiek tas UNESCO prisidėjo, kiek kas prisidėjo, bet, nežinau, mes gal nelabai prisidėjom, bet tiesiog, poreikis toksai tą daryti kažkokį rimtai patys sluoksniai folkloro liesti, tai visą laiką buvo. Ir šiaip ansamblių programos stengiuosi iškelti. Nes čia tikrai neįprastas žanras, net patiem lietuviam tikrai mažai daliai žmonių, kuriems patinka, kurie supranta. Ir labai gaila gal dėl to. Šiaip tai dabar pakankamai daug norinčių dainuoti sutartinės, nes galbūt dėl to ir UNESCO galbūt tas traukimas ir jį gal šiek tiek turėjo tą norinčių, tai labai džiugu. Smagu, kad žmonės nori dainuoti, aišku, reikia mokinti, tikrai ne visas gali išmokinti, taip jau lengva ranka, bet yra tokių netokių sunkių ir tikrai galima mokytis. Ir manau, kad pradėti reikia nuo darželio, aš iš savo varpinės pasakymus, reikia klausyti, pirmą paklausyti, aišku, jie ten dainuoti nepradėjimas, bet paklausyti, kad tie sąskambiai nebūtų svetimi. Sutartinės yra itin senos. Atsiradusios dar iki Lietuvos krikšto ir laikomos lietuvių tradicinės muzikos fenomenu. Jos atspindi muzikos teksto ir judesio ryšį, ne tik giedamos, bet ir šokamos. Tiesa, šokamos nesudėtingai. Judesiai saikingi, kartais iškilmingi, dažniausiai vaikščiojimas ratu ar pora priešais porą. Neretai šokant išpiešiami vieni ar kiti baltiški ženklai. Yra užrašytų šokamų sutartinių su visom figūrom ir su viso šokio schema. Bet yra iš tiesų ir kryžius yra, ir vėjos, galima sakyti, kur viena kitą aplenkiam, yra, galima atrasti sąsajas su baltiškais ženklais. Taip jau pažiūrėsiu, taip, yra. Ir, sakykim, svastikų gali pamatyti, kai sukamės ten Europos kryželio. Kryptis tokia. Yra kažkas užkoduota. Repertuarą sasutaloms parenka Andrius. Jis džiaugiasi, kad surinktų ir užrašytų sutartinių yra pakankamai daug, tad rinktis tikrai yra iš ko. Kas dabar labai džiugu, kad dabar prieinama nemaža dalis įrašų, kurie yra išlikę, tai jų tiesiog nebereikia važiuoti kur nors į Tautosakos institutą, ieškoti jos internetu, gali imti pasiklausyti. Tai tų pateikėjų įrašų yra labai daug, mes tam skiriam tikrai labai dėmesio daug, kad paklausyti, kaip buvo giedama ir kažkaip neaklai kopijuoti, bet paklausyti būtinai. Paskui po kažkiek laiko vėl paklausyti, kiek mes nutolom nuo to, kiek kas ir bendro, ką reiktų galbūt į kažką atkreipdėmėsi, tarmės kokius dalykus pagaudyti truputėlį. Tai labai įrašai padeda. O daugiau tai beveik tų publikacijų nėra, Aukštaičių melodijose yra ten berods gal apie, kad nepameluočiau, apie 20 sutartinių. Daivos Vyčinienės knygoje dar keletas yra iš vėlesnių užrašymų ir beveik kaip ir viskas, tai viskas iš to praktiškai. Slaviūno tritomis, tai ten yra tokios atsargos, kad ten užtenka
Keliam ansambliam ten galima turėti skirtingus repertuarus daugeliu metų ir nieko bent tų pačių net ir nedainuoti. Šitas mūsų Andrius, tai jisai turi idealią klausą ir visą laiką mus gręžia, kur ką nors ne taip dainuoja. Tikrai labai džiaugiamės, kad jį turim, nes būtų daug sunkiau. Dainuotumėm irgi, padainuotumėm, bet būtų daug sunkiau, nes visas surastos tos unikalios tokios startinės, yra jos viskas. Jisai iš dainynų ten mums darė repertuaras. Iš tikrųjų turime tokį irgi unikalų vadovą, kuris turi labai subtilų skonį ir parenka pačias tokias, gal sakykit, nenudainuotas sutartinės, visuomet atnaujina repertuarą ir iš tikrųjų muzikinė prasme mums labai padeda, nes mes vienas negalėtume taip dainuoti, visuomet taiso, kaip Lorita sakė, ir į gerą pusę. Tai žmogus, kuris stipriai laikosi autentikos ir nepasiduoda jokiems ten. Jis gal šiek tiek ir prieš mūsų kaip sakyti, naujovišką požiūrį į sutartinės pridėjimą visokio ritmo. Turi sutartinės savo paskirtį ir bent jau stengiamės pagal vadovą dainuoti taip, kaip reikia. Kiekvienam mūsų laidos herojui svarbu daryti viską taip, kaip reikia. Ir dainuoti, kaip dainavo mūsų protėviai, ir sodus rišti, ir tą stebuklą perteikti aplinkiniams žmonėms. Tai man nuo vaikystės buvo labai svarbus tas dangus žvaigždėtas virš galvos. Ir kažkodėl aš nežinau, aš visą laiką atsiguldavau, atsimenu ant žolės, vasarą, rugpjūtį, kitų žvaigždžių tiek daug, kaip kokia varškė, ten tos žvaigždės tokias didžiulės kabo dangui. Ir man būdavo taip gražu. Paskui, kai iš universiteto važiuoju, tos juočilius eiti reikia mišku po repeticijos ansamblio. Ilgiausiai, kaip aš nebijojau vaikščioti mišku, ten viena aš nesivaizduoju keliu, bet aš žiūriu tą žvaigždės ir man taip gražu, taip gražu. Ir paskui aš galvoju, kaip padaryti, kaip tą žvaigždėtą dangų padaryti sode, tą žvaigždžių tokį sodą. Aš jį pavadinau saulių, nes šitą saulių tokį principų čia daug tų saulučių yra, iš saulių padariau tą sodą. Tą drabnumą, kad išgauti, tai tada jėmiau, pradėjau imtas tokius ploniausius šiaudelius ir kurti tas visas galaktikas. Tai tą visą tokį protu nesivokiamą begalybę, kuri yra virš mūsų. Nes ten toli, už tų galaktikų niekas nežino, kaip kas yra iš tikrųjų. Ir tu ten šiandien gyvendamas čia, taigi nepamatysi. Gal kai tapsime vėlėm, kada nors tai matysim, ką mes ten matysim, kas mums duota matyti. Bet dabar norisi tą grožį kažkaip atsinešti į savo namus, kad būtų šalia. Ir to žvaigždės, tai va čia taip gražiai tas šešėlis krenta, sukasi. Kaip sutartinėmis, taip ir sodai susidomėjimas šiandien yra didžiulis, sako Vida Sniečkuvienė. Ir aš labai tikiuosi, kad jie žmonėm pamačiai gyventi šitam sviete. Žmonės vis tiek jau nuovokesnė, ar ne? Jo, labai didžiulis susidomėjimas yra sodais ir jau užsieniečiai, tai iš vis jiems čia stebuklas kažkoks, tai būna jie nematė, jie sako, bet kaip jūs čia šitai padarėte, ir čia ir dizaineriai, čia visokiausi ir iš Italijos, ir iš Šveicarijos buvę. Tai jie netenka žado, sako, jūs turite čia patentuoti, sako, čia tiek turėtų kainuoti. Aš sakau, žinokite, viskas yra kitaip, kaip jums atrodo, bet reikia džiaugtis, kad sodai yra ir kad jie veikia. O jie veikia, tai tikrai labai stipriai energetika skleidžia. Nes, kiekvienas sodas, kiekvienas, aišku, skirtingas jisai yra, bet, kaip aš sakau, jie yra gyvi. Apie juos net galbūt nereikia šnekėti, užtenka juos matyti, juos stebėti, kaip jie juda, kaip jie sukasi, ką jie šneka. Jūs raskit nors vieną nuotrauką seną, kur būtų kažkokioj mugėje, aikštėj kokioj, sodai. Mes matysime ką. Ir dabar filmuotos medžiagos, vis atsiranda, matysime sočius ar ne, tenais
rėtimus medžiagos, ten kokius rankšluosčius, ten dar ką nors, tenai kašes. Bet jūs niekada nepamatysit sodo turguje. Nes sodas tai yra ne turgaus prekė. Ir man niekas neįrodys, kad sodas yra, tai negalima jo nešti į turgų. Man taip atrodo. Aš tikiuosi, kad mano nuomonė nepasikeis. Tai man kažkaip jis yra per šventą. Ne šiaip sau. Nes, žmogus turi užaugti tam, kad jam reikėtų sodo, jis turi pats tai suprasti. Atrasti sodų magiją ir paslaptis Vidai teko pačiai. Sako, kiekviena ryšėja turi rasti savo kelią į sodą. Taip jie ėmė kaupti medžiagą, pasakojimus apie šios šiaudinius vėrinius, o vienas kūrybinėje stovykloje sutiktas žmogus papasakojo savo vaikystės prisiminimus apie sodų rišimą Biržų krašte. Samdydavo sodų rišėjas prieš vestuves. Ir ne vieną, kai kada dvi. Ateidavo jaunieji, atsineždavo šiaudų kūlį, paimdavo to šiaudus ir paduodavo tom rišėjom. Ir jos paskui verdavo sodą. Bet jaunieji dalyvaudavo procese. Ir paskui matydavo, jeigu šiaudai lūžinėja, tokie nestiprus, reiškia ir tas gyvenimas jų nelabai klosis. Arba ten tų mazgų labai daug išeina. Kažkas bus ne visai gerai. O jeigu jau gražiai dėliojasi, neskyla, lengvai, tai tada ir gražiai nugyvens ir tų vaikų daug turės gražių. Ir man staiga žmogus pasakoja tokius dalykus. Aš jaučiu, kad taip gali būti, bet aš kitos tradicijos tokios neperėmus esu. Aš pati iš savęs, kiek aš stebėjau, ieškojau, klausinėjau. Ir kai man staiga žmogus pasakoja tokius dalykus iš savo vaikystės, tai man jau tada labai buvo įdomu ir tai patvirtina tavo tokį galbūt žinojimą, kad taip yra iš tikrųjų. Tai va šitas sodas ir yra toks, kokį man pasakoja tas Biržų krašto žmogus, kurį atsimena iš vaikystės, koks buvo didžiulis, gražus, turtingas vestuvinis sodas. Tai va matosi viršutinė piramidė, tai dangus, požeminį visas tas dangaus skliautas, apatinė piramidė požeminis pasaulis, o per vidurį čia mes visi gyvename. Čia ir žmonės, va ir pora, jaunųjų, čia aš taip simboliškai tos medžius pavaizdavau, paukšteliai, žvaigždutės, nes vidury sodo visko yra, kaip ir toje dainoje prašyta. Mūsų sodas ir nedykas, ir vidur sodo gradnykas, sodininkas, daržininkas, Dievas sodo vidury, kuris visus saugoja. Ir dar sakė, kad dar būdavo tie paukšteliai, jie tokie būdavo raudoni, bordos spalvos ir žali. Aš sakau, tai kaip galėjo būti tokie paukšteliai? Sako, kažkaip jos nudažydavo. O dabar pastebėjau, kad būna tokių rugių, kurie ir yra tokio bordo turi spalvų atspalviai, arba visiškai žali ir lieka jie žali. Tai matyt, tie tokie metai buvo, tokie rugiai. Ir tokius paukštelius buvo padarę tie žmonės. Meduolius kabindavo. Ir dar labai įdomi tradicija buvo, kad vestuvių metu per dovanojimą, dovanodavo skarą. Tai va, jau dovanodavo skarą, ploną aišku, ir dėdavo į sodą tą skarą. Aišku, jeigu jau labai brangi, tai šilkinė, nes jau čia labai brangi, bet gali būti kokio plono perkelio dar skarelė ir kokio plono lino. Ir tada įdėdavo popierinių pinigėlių. Ir vat visų vestuvių metu tas sodas kabodavo virš jaunųjų galvos. O šiaip sodas ir kabodavo virš stalo, tokioj jau pačioj svarbiausioje namų vietoje, gražiausioje. Ir prie šventų paveikslų kabodavo. Gimdavo vaikelis irgi padarydavo sodelį arba žvaigždutę, saulytę, kad apsaugotų tą vaikelį nuo visokių piktų dalykų. Nuo blogių žmonių, nuo blogių akių, jeigu staiga ateina kas nors blogo linkintis, mesgi nepažįstame. Yra visokių žmonių. Tai tikėdavo, kad tie sodai, sodeliai tą vaikelį apsaugo. Ir aišku, sodas taip pat apsaugo šeimą, apsaugo. Nebereikalo jos darydavo. Kai darydavo sodą, turėdavo niekas netriukšmauti, nes į sodą nusileidžia sodo dvasia.
Ir kad jinai nepabėgtų, tai visiems reikia būti namuose ramiems. Ir kad, nes tuo metu, kai man pasakojo, tai reiškia jaunoji, būsimoji, kūrė sodą ir visiems vaikams liepė tylėti. Vyresniai jau ten matyti seneliai. Tai sako, kad jau nesipyktų šeima. Tai turi būti ramybė. Kad gražiai gyventų, nesibartų, kad vaikai būtų ramus. Žvelgiant į besisukantį sodą apima ramumą, kaip priklausantį sutartinių. Kokia stipri energetika užkoduota mūsų prigimtinėje kultūroje. Svarbu tik pajusti ir suvokti šį stebuklą. Aš taip kažkokia pas mane nuo vaikystės buvo, kad kiekviena diena atneš gali kokį nors stebuklą. Aš taip tikėjau, kad kažką tu pamatysi, kažką tu perskaitysi. Ir aš kažkada studijų laikais vienai draugiai pasakiau. Jis sako, tu visai. Taigi visos dienos vienodos, kodėl jos turi būti tokios skirtingos. Ir mane nutupdė. Ir aš paskui kurį laiką, galvoju, tikrai, taigi visos dienos vienodos. Tai ko čia laukti, kokio čia stebuklo laukti. Bet to stebuklo kūrimas manyje ir liko. Ir aš noriu tą stebuklą kurti ir noriu, kad tą šviesą tiem žmonėm nešti. Ir nesvarbu, ką jie veikia gyvenime, juk kiekvienas mes esame svarbus Dievui. Visi esame Dievo vaikai ir kiekvienas esame svarbus. Teismas seserų jų pjauti.